Aviacijos technikas Jurgis Kairys sąžiningai ruošė skridimams lėktuvus, niekada neužmirždamas savo didžiojo troškimo. Žemaitiškas atkaklumas jį atvedė į aeroklubą, o ilgainiui ir į stipriausių pilotažo meistrų gretą. Rolandas Paksas, kaip ir Jurgis Kairys, Leningrado civilinės aviacijos akademijos absolventas. Kad tikrasis pašaukimas aviacija Rolandas suprato tik tada, kai jau buvo baigęs Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Jaunesnysis mokslinis bendradarbis Leonas Jonys nė pats nemanė, kad erdvė dar labiau patrauks negu jo prigimčiai taip artimi tikslieji mokslai. Aukštasis pilotažas paklūsta atkakliausiems. Stiprių ryžtingų asmenybių ieško Respublikos rinktinės vyresnysis treneris Pranas Vinickas. Didelių greičių pilotaže skrydžio grožį nulėmė lakūno reakcija, rankos tikslumas ir jėga. Rungtyniaudamas per 5 minutės pilotas atlieka iki 300 judesių vairais. Dažnos akimirkos, kai lakūnai krėslą spaudžia kelių šimtų kilogramų jėga. Leidžiam. Mūsų metodika pasisavina. Kas? Va. Žinau, dabar dėjai. Žiūrėkit, iki rezultatų žiūrėk. Pirmas didelis Respublikos aukštojo pilotažo rinktinis laimėjimas, antroji vieta Tarybų Sąjungos tautų 6-ojoje Spartakiadoje 1975-aisiais. Metams praslinkus, Romas Pivnickas, absoliutus šalies čempionas. 7-ojoje Spartakiadoje 1-oji komandinė vieta. Stepas Artiškevičius, absoliutus čempionas. Po metų socialistinių šalių varžybų nugalėtojas. Jų skrydį tęsia draugai.
Vilnių tradicinėms varžyboms susirinko geriausiai socialistinių šalių pilotai. 2 Tarybų sąjungos rinktinėse 3 mūsų Respublikos lakūnai. Пошел. Раз. Пошел. Два. Пошел. Стоп. Пошел. Tarybų sąjungos čempionatų prizininkas Leonas Jonys kol kas laimingas. Skrisdamas jautė sukimai, kampai, linijos, viskas sekėsi kuo puikiausiai. O ką pasakys šalies rinktinės vyresnysis treneris Kasumas Нажмудиновas? Все нормально, да? Все, не спутал ничего, нормально. Оно сам анализирует. Тут родной фильтр сделал. Сделал, да? Самое главное. Ну, это хорошо. Не выскочил, ни одного нету выхода. Ну что, могу тебя огорчить, конечно. Пропустил. Не сделал это, что? Ясно. Сейчас только вспомнил. Ах ты, елки. Полчаса шел и никак не догадался. Да. Amennyire lehet próbálj errefelé csalni, hogy az orsókoszod nem bonyolítva. Спасибо, знаете, спасибо. Я на синті пасувки, на синті б'єте. První z našich. Hodně pracuje. Высота сейчас 800 метров. Даже ниже, 750. Тянуть там нельзя. Полеты надо продолжать. Dukart Tarybų sąjungos čempionas, pasaulio pirmenybių dalyvis Rolandas Paksas, kiekvieną skridimo atkarpą netrukus pakartos erdvėje. Greitis, aukštis, vieta pilotažo zonoje, daug kartų apgalvota žemėje, išbandyta ore. Atsakingiausias metų skrydis. Gal nelauktai pasisuks vėjas, mėgins niekais paversti alinančių treniruočių prakaitą viltis, bet atrasi savyje antrą tiek jėgų, ryžto